Gerai. Mano operatorius Gaučia sako, man įdomu apie motorą. Sakau, say fucking less. Tai visų pirma, žinoma, kad mes atsidarysim alaus. Su kuom kažko, palauk, nereiks padegus, su kuom kažko kietų galima atsidaryti alaus. Pavyzdžiui, su kaltiniu švaistikliu, kuris nebeatliks švaistiklio funkcijos jų, nes jam yra pizda. Tai čia gal šitą jau apverkiam vakar, apverksim dar rytoj ir dar daug kartų, nes čia yra, nemažai pinigų, priklausom nuo to, kiek tu turi. Man tai čia yra dachuja pinigų. Gerai, tai va, ką aš norėjau tuo pasakyti, kad va, pavyzdžiui, jeigu prifilmuos operatorius man čia, gražiai, kokį turim damage'ą. Volvo 9 cam. Damage report. Prašom įdėti tą kadrą, kur sakau, pohui važiuosim, kol užkalsim, kažkas tokia iš Matsurė, on hype. Važiuos mašina? Gal. Važiuojam. Gal važiuos, aišku, jinai negali nevažiuoti, aš jai neleidau. Realiai, literaliai aš jai neleidau, nes man dėl tepalo slėgio krentančią vis užgesindavo motorą. Ir aš išjungiau tą funkciją, tiesiog sakau, ne, tu važiuosi. Tai nežinom, ar užkalsim ar neužkalsim motorą šiandien. Jeigu užkalsim, tai tada bus tiek alkoholio aliaus, tai Nebėra hypa. Viskas. Tai gerai, pasidėkim alų. Mums reikės škurliuką, kaip tyčia po ranką. Tai ką turim? Alkūninio veleno liečiamosios vietos, nežinau kaip tiksliai pavadinti. Čia yra pirmas cilindras, kuris yra, atnešiu čia, kurio švaistiklis, va čia gali prizūminti, matosi spalvos pakeitimas. Belia kaip gražiai atrodo, taip neturi būti, turbūt visas va toks. Tai jis yra perkaitęs. Tai karoči, čia buvo šitas. Ką mes iš to turim? Kad va čia, tuoj, palauk, aš nemoku sudėliodavo gražiai. Čia yra indeklai. Indeklai yra skirti tam, kad būtų čia ant alkūninė velena ir va taip va čia gražiai savo slystų ratu. Bet jie nenori gražiai slysti ratu, nes čia turi būti lygų gražu. O čia akivaizdžiai matos, kad nėra nei lygų, va čia galiu filmuoju. Čia nėra nei lygų, nei gražu. Čia yra suėsta. Dėl ko yra suėsta? Nes Baudžiūnis sakė, ai ne, tai pohui, išjungiam tepalą atlyvų saugumą. Tai nes reikia liekti, nes drift Matsuri. Tai šitie, kai išdrožė ir šitą. Nes čia, pavyzdžiui, nebuvo taip išdrožti indeklai, tai čia nėra išdrožta. Bet, pavyzdžiui, jeigu čia prifilmuotum šitą, va čia va šitą va. Nu čia yra pizda, čia viskas. Tai žodžiu, iš šito motoro, kam yra pizda? Kam nėra pizda? Čia yra paprasčiau. Pirmo ir antro ir ketvirto cilindro švaistikliam nėra pizda. Čia yra trečias, matot, spalviškumas, negražu. Čia gražu, viskas kaip gal mikroną, bet ne, naudočiau toliau. Čia viskas yra gerai. Stūmoklio šonai, pavyzdžiui, yra paėsti. Galvoju, sugedė. Pašnekėjau su Raimiu, sako, ne, motorui virš 300 štuko ridos, taip turbūt. Gerai. Tai va, kas dar sugeda, pavyzdžiui, tai to aš galiu išimti ant greičio iš pirmo, nes žiedai išgyvena, blėt, tom pirštėm nieką nepaimu. Ir tada visą laiką taip nieką nesugraibau, tada nusimaunu tas pirštinės, tada tos rankos visos būn purvinos ir tada reik važiuoti namo, galvoju, nusiplausiu ir po to, tiksliai būstinėgi nėra elektros, sakau, vandens. Ir tada su purvinom rankom važiuoji. Žodžiu, žiedas, kompresinis žiedas turi atrodyti šitaip. Tai čia yra iš pirmo stūmoklio. Antro stūmoklio žiedas.
Trečio stūmoklio žiedas. Paskui pafilmuosiu. Ką? Tiesiog ant jos padėtus, nespėjai sufokusuoti, kaip pakeliu. Ketvirto stūmoklio žiedas. Žodžiu, tai čia nėra būtina. Žodžiu, dabar kas čia vyks? Čia dabar yra videografą apmokyms apie tai, kaip motoriai veikia. Vienas dalykas, kitas dalykas, video kūryba. Ir yra dabar aiškinama, kiek yra, kurie dalykai yra svarbu mano videokose, kurie nėra svarbu. Nesusifokusavo kadras. Pohui, jeigu sufokusavo ant kitą žiedą, tai buvau sufokusuota. Esmė tai ta pati, sulūžė. Čia blogai yra, ta prasme. Tai žodžiu, sugėdė. Žiedai sugėdė. Indeklai. Nežinau, va, gali pabandyti prifokusuoti, nežinau, kiek čia matysis, kiek ne. Oi, labai gerai mato. Tai nežinau, galit parašyti komentarą, ar čia labai labai blogai, ar biški blogai. Nes iš kito cilindro. Va čia yra blogai, va čia yra pizda. Nu tai karo, čia pizė 2 švaistikliam, pizė 3 žiedam, pizė alkūniai, galimai pizė ir gilzėm pačiam variklio blokui. Ką mes turim reziume? Pizė, batai, motor, šaden, netvarkysim nieką. Ką jūs tada galvojat? O tai baudžiūnė, tai kaip tai netvarkysi? Tai? O tai su kuo tu važiuosi? Another one. We have another one. Tai jo, Mykolas labai man čia gražiai parašė. Tai turi motorą seniai. Dar gražiau buvo tai, kad sakau, bet senė pas mane dabar biški pizė su babkiam. Pohui paduosi, kada galėsi. Tai karočią, čia kaip šiaip žmonės mano amžiaus jau pradėjo skolintis, pavyzdžiui, būstą statybom, da kažkam rimtiem, sakykime, reikalam. Aš skolinos tam, kad galėčiau pavažinėti kontroliuojamų slidimų uždarose aikštelėse. Čia, žinai, kam čia yra bėda? Ateik prifilmu. A čia tuos pirštinės, žiūrėk, tuos pirštinės ant kiek apsaugo nuo elektros, pavyzdžiui. Nes čia, žiūrėk, čia yra išsilydę. Čia kibirkščiuoja, čia kuro visam pastate elektra. Nu dabar veik, nu tai gerai, nu ką man dabar, ar aš dabar turiu laiką apsikrauti čia šituo, kai jau degs, tai sugesint, nu tai viskas gerai. Ne, šiaip jungtuką yra nupirkę naują, Marius kažkada turi pakeisti. Lux elektrikus, jo. Tai čia dėl to žvengiam, kavo elektrikų turim, va, būstiniai, blėt, nieks negali tvarkyti, kur tvarka, blėt, kur galvo, ko jie nesame pasakyti, bet nesvarbu. Žodžiu, tai... Nu tai va, čia yra pizda, nu ir dar iš šito, ką reikia padaryti, atsisukti tepalo pompą, išardyti, pasižiūrėti, kaip atrodo vidus. Nes, nu, nesam diagnozavę 100,000%, kas tiksliai mega buvo blogai. Ne, kas buvo blogai, kad užbadavo tepalų, taip, bet dėl ko užbadavo? Tai, nu, pagrindinė idėja yra tame, kad kai buvo toks didelis karterinis slėgis dėl 3 sudaužytų žiedų, tas tepalas tiesiog pūtės taškės visur iš šono ir jis tiesiog nedabėgdavo iki galo. Kažkas tokio, nu, tepalo pompa jo nepaimdavo. Tai gal pompai pačiai pizė, gal abiebi žino. Tai jo, tai iš esmės dabar reikia pabaigti, nurinkti, vat, čia dar likusias detalės biški ir jas užrinkti ant čia. Klausimas, kaip dabar protingai tai padaryti, nes kokie yra minusai. Kai motoras yra ant žemės, yra pakankamai nepatogu. Vienas dalykas. Pažiūrėkime, aš čia dabar pats vis dėliau detalės prisimėčiau biški. Jo, tai čia pavyzdžiui iškyvo aš neatsuksiu, nu čia neįmanoma. Tai nežinau, galvoju, kažkurios dalykus dabar užsidedu čia. Kurva,
man šiandien, kad čia šitą uždėt, nusipirkau įsiurbimą koliką tarpinę naują ir ją palikau darbę, kaip ir nefras. Kurva. Taip skubėjau išliekti, ir prilakščiau, priskubėjau, ką dabar. Žodžiu, tai nedėsim dar koliką. Tai gerai, tai tada aš manau, iš esmės šiandienos tikslas būtų išrinkti iki galo tą, jį gal nukabinti nuo stendo ir... Ne, žiūrėk, reikia, einam išjungsiu aš tą šviesą, ble, čia tikrai užsidegs, na. Pizda. Žodžiu, apsirenkam šitą nesąmonę, aprenkam kiek įmanoma šitą nesąmonę ir pravalom Engine Bay'ų. Engine Bay'ų parodysiu jums biškį vėliau, pirmą reikia susitvarkyti švaistiklyną visą šitą. Dabar nuiminėjam tepalio pompą. Tepalio pompa. Ar ne pizė, bat? Teoriškai, čia yra tepalio pompa turbininė. Ten, kadangi nešrinkau motorą, nežinau, kokia yra tiksliai tepalo pompa ir neaišku, kokia Mykolas dėjo tepalo pompa. Šiaip motors visas yra FB, kaip toks pat kaip čia, tai stumai bus tokie pat, viskas bus taip pat, dėl to man mapas kaip ir turi tikti. Bet jisai, kaip čia dabar pasakyti, čia pavyzdžiui tepalo pompa yra nuo turbininė. Turbo tepalo pompa buvo biški galingesnė, tai tas yra pliusas. Taip, to reikia. Nežinau, kaip bus ten, jeigu bus palikta paprasta, not ideal. Jeigu bus turbininė, tas įvys. Bet aš nenuiminėsiu karterę dabar, kad žiet, aš neturiu. Aš nebeturiu sveikatos, nei moralinės, nei fizinės. Štingiu, Tai va. Tai žodžiu, bet nusiemu šitą, nes po to ją kažkada ardysim, žiūrėsim, aiškinsimės. Jo, o po to tai eisim valyti Engine Bay'ų ir ten pamatysit, kaip ten atrodo, ten yra baisu. Tipo, aišku, būtų kurva nesudaužyts, blėt. Tai pūstų gražiai. Čia gali pasakyti kažkam. Ir po to videką parodys. Kurva, kodė mes būsnį negalim turėti gerų daiktų, blėt. Va, čia gali pasakyti. Atsivežiau iš Šiaulių kažkada, galvoju, o va tokiam būtent reikalui. Ir dabar, kadangi jis yra sudaužyts, blėt. Labai gaidiškai purški. Bet iš esmės yra nefrasiuks. Ir va tai, va vietoj breiklynerė. Jo. Kaip realybėj. Jeigu ant kameros gražiai, tai gal net neplau. Iš esmės atėjo biškį. Iš esmės dabar viską tiesiog gerai sudrekinam. Tada reikės surasti, jeigu turim kažkur būstiniai puteklę galą ir su dideliu oro slėgiu, viską. Kažkaip taip, Nežinau, ta prasme, aš gal senai sakiau jau šitą faktą į kanalą, bet jūs neimkit mano video kaip tutorialų. Čia nėra kaip reikia daryti. Čia yra kaip baudžiūnis daro.
Čia reiktų šveistuką gerą tokią, kur. Tokią, žinai, kaip batam arba metal. Ble, šiaip dratinis gerai būtų, galvoju. Paieškosiu biškį įrankių. Kelt. Ir tiek. Čia tas primitive technologies, kai turiu įrankį, kuris nu, ta prasme, elektrinė įrankį. Ne, su ranka borigent. I work. Jo, ieškau rankinę tokią, bet neradau dabar. Tai ką man padaryti? Nedaryt nieką? Ne, negaliu taip. Biški atgrandai kažkiek tais. Didžiąją daugumą šūdo. Masę. Ir tada kažkaip. Jaučiu mėgmą krafsą, ne? Ne? Viskas gerai? Karočiai čia. Valiau su nefrasu. Kad, tipo bent apvalyti, bet jaučiu, kad čia riebalas sluoksnis. Bet man pohui. Ant praeitą kapotą buvo tas tagiuks, man patikdavo per vidaus kaip atrodo. Tai reikia vėl iššauti. Blet, nebeatsimenu, kaip čia piešti. O, čia sidabrinė. Galvoju, kad čia juoda. Geras. Toks turėtų būti BDZ tagiukas, bet jisai nihuoja nesimata, einu paieškoti juodų žų. Jo, ne šitų dažų, tai kur aš įvda huja. Visokių. Lambda zonda. Kurva. Ja, radau. Čia šitie dažai, hui znaju, iš kur kas. Bet čia yra mano šitas sedanas spalvos ir aš jų kažkada baisiai ieškojau. Nes pavyzdžiui, gali ateiti, ne, tau yra ant mašinos defektas, pavyzdžiui, ne. Ir tu labai šauniai paėmi ir paslėpi. Viskas, automobilis yra kaip naujas, pažiūrėkit. Blet, čia, bet ne, čia spalvos astros, čia gražu, čia reikia palikti. Bet čia, va, pavyzdžiui, kad nepūtų. Ai, viską nudažyčiau dabar. Kurva, kaip gerai. Tai žodžiu, aš šitą į savo spintelę pasidėsiu. Bet, nu gerai, gal matysis. Nihuja. Aišku, du raidė piešti ant tokios vietos irgi yra nesąmonė. Nu, nepavyko, galim sakyti taip, bet pavyko, irgi negalim sakyti, kad labai pavyko, bet biški Engine Bay'us yra čiučiut švaresnis, nebėra visas glitus, sakykim. Tai gerai, koks skirtums, blėt, reikia dėtą motorą, greitai permetam tą koliką ir I will call it a day. Eisiu, žinot ką daryti. Nu, man kai skanu, aš negaliu, man patink. Alus, o man toks yra, man reikia. Bet važinai, ką reikėjo padažyti. Va čia, ką nesupūtų. Čia vienintelis, kur iš tikrųjų reikėjo padažyti. Čia irgi pun. Čia gražiau būtų pilka. Čia irgi. Čia. Va, žiūrėk. Kam reikia valyti, jeigu gali uždažyti ant viršaus?
Dažytojai jo nekenčia. Baudžiūnis atrado paslaptį. Kaip atšviežinti. Volvo 940. Ble, čia, žinok, čia pizda bus. Čia tuo aš viską dažysiu. Reikia surasti kodą. 51130. Jeigu kas norit savo mašiną turėti tokios pats spalvos, kaip mano mašina. Gerai, einam parūkyti.